Labas rytas visiems, kurie moka, gali ir nori bendrauti internetu. Tikiuosi, kad svetainėje www.senjoras.lt jūs naršote taip lengvai ir jie žinote taip gerai, beveik kaip savo šaldytuvą. Na, o šiandien aš raginu jūs būti labai aktyviais, todėl kad mes norim jums padovanoti 2 prizus. Vieną prizą mums pasiūlė žurnalas Mano ūkis ir aktyviausiai klausantis gaus pusės metų prenumeratą. Na, o originaliausią klausimą mes jums padovanosime kuprinę, kurią Mindaugas tuoj parodys. Ką, Mindaugai, dėti tą kuprinę braškės, agurkus, pomidorus, ką? Galima su ne tik į sodą važiuoti, bet ir išeiti ir į miestą, galbūt ir į bažnyčią. O skirtai turbūt kompiuterių nešiotis? Skirtinai kompiuterį nešioti, dokumentams galima nešioti kaip kuprinę arba tašę. E-senjoras, ne e-senjoras, tikras senjoras, įsidėt gali savo nešiojamą kompiuterį tą kuprinę ir savo namuose, ar keliaudamas, keliauti kažkur ir visur būti prisijungti prie interneto ir dalyvauti mūsų pokalbiuose. Na, o šiandien mes paskutinį kartą susitinkam su jumis ir šita transliacija yra pati paskutinė. Kalbėsimės apie obelų ir braškių auginimo ypatumus, veisles, formavimą ir tręšimą. Noriu pristatyti svečius, kurie šiandien su mumis. Kelias transliacijas buvo moteris, dabar yra vyrai, jie būtų daktarai, labai rimtai nusiteikę, mes juos bandysim pralinksminti kaip nors. Tai yra Sodininkystės ir daržininkystės instituto daktarai Juozas Lanauskas ir daktaras Norbertas Uselis. Va. Jie žino viską ir dar daugiau apie braškes ir obelis. Sakot, kad dabar jau turbūt yra, galima sakyti, kad tai yra vėlyvieji sodo ir daržo darbai, taip? Jau viskas turėtų būti padaryta. Taip, šiuo metu pavasariniai darbai turi būti padaryti. Jau sodų sodinimas atliktas, o dabar vis dėlto reikia toliau formuoti vaismedžius. Prieš aš turiu klausimą, ar tiesa, kad jeigu gausiai žydi vaismedis, tai taip pat gausiai bus ir vaisių? Galima spręsti pagal žydėjimą? Dažniausiai taip ir yra, nebent šalnos būna. Jeigu šalnos būna, tai tikrai sumažina, bet dažniausiai tik sumažina derlių, vis tiek jo būna. O jeigu gausiai žydi, jeigu yra nupurkšta prie žiedgraužius, tai tikrai gana gausiai ir dera. Nors, aišku, obuolių išauga maždaug 5% tik tai nuo žiedų skaičiaus. Tai praktiškai labai daug žiedų neužmezga ir labai daug užuomazgų iškrenta, bet jeigu 5%, 5-8%, jeigu užauga obuolių, reiškia derlius geras. Tai reiškia, jeigu žydi 100% medžio, visas žydi, tai tik 5% gali užaugti obuolių. Užtenka, jau 5% užtenka, jeigu viskas padaryta, jeigu yra patrešta ir prieš ligas nupurkšta, kad jie kokybiški, kad jie dideli būtų. Neužskurdė, vaisiai ir vaismedis būtų neužskurdė, tada užtenka. Tai kaip reikia formuoti obelis, kad jos duotų, jos formuojamos kam, kad duotų vaisių, derlių gerą? Jos formuojamos, kartais neformuojamos, jos dar daugiau žydi, bet tada dažnai būna vienais metais labai gausiai žydi, gausiai dera ir per didelis derlius ir vaisiai būna maži, kadangi per didelis derlius, jau ten ne 5% jau daugiau užauga, o kitais metais, po tokių metų dažnai ir visai nedera. Tai formuojant vaismedį mes vis tiek priverčiam jį išauginti įvairių vaisinių šakučių, atjauninti jį ir tokiu atveju jis taip ryškiai nepramečios, aišku, dar ir nuo veislės pramečiavimas priklauso, bet formuojant, formuojant vaismedžius mes sušvelninam pramečiavimą, ta derlius toks būna ne per didelis ir ne per mažas, bet iš kitos pusės mes formuojam ir dėl to, kad būtų ypatingai šiuo laiku tos žemaūgius vaismedžius, kad būtų balansas tarp augimo ir derėjimo, kad pakankamai vaismedis augtų, bet ne per daug augtų. Nes kai per daug auga, jis mažiau dera, pakankamai augtų ir pastoviai derėtų. Ir formavimas, sotai daugumoje šiam laikui jau nugenėti yra. Didžiausias genimas toks pavasarį būna, žiemos pabaiga pavasaris. Jeigu stipriai auga vaismedžiai ir dar jų nenugenėjom, tai šiuo metu po žydėjimo dar kokią savaitę galim genėti, bet vėliau tikrai stipraus genėjimo nereikia.
Nu, kas atsitiks, jeigu ten kokią nereikalingą šakutę imsim ir nupjausim? Šakutė taip, bet jeigu mes kai pavasarį genim didelį šakas pjaunam ir daug jų nupjaunam, tada, jeigu mes genėsim po žydėjimo vasaros viduryje, tai tokia atveju mes sumažiname asimilacinį paviršių ir mums sumažėja obuoliai, žymiai mažesni obuoliai užauga, neišmaitina tų obuolių. Tai, o šiaip ypatingai jaunus vaismedžius, tai kaip tik reikia dabar formuoti, neužtenka, kad mes pavasario pradžioje paformavom. Dabar labai svarbu, kad pašalinti viršūnėse, kur buvo ypatingai, kur trumpintos viršūnės, kartais dvišakumai toje atsiranda, arba konkurentai atsiranda, kurie ne tik viršūnė auga į viršų, bet auga dar 2-3 ūgliai į viršų. Vilko šakos tos vadinamos. Vilkūgliai, taip. Auga į viršų ir tokiu atveju jau dabar gegužės mėnuo, jau birželio pradžia bus, tikrai juos galima pašalinti, išlaužiant ir paliekam aišku lyderį vieną viršūnę ir žemiau į šonus augančios šakutės, jau jos yra horizontalesnės. Visada reikia stengtis, kad šakutės būtų horizontalios, jos tada mažiau auga, bet gausiau dera. Dabar tai neskupėkit. Dabar žmonės mėgsta labai įvairiai formuoti pagal įvairius stilius, juk net ir spigliuočius išsikarpo, žodžiu, visokiais bumbulais, kad jie būtų svyrantis, kad būtų gražu. Galima taip obelį formuoti? Aš, tarkim, noriu padaryti iš tradicinės obels svyrančią. Ir dar kad vaisius duotų. Iš tradicinės svyrančią, kaip tokia, yra tiesiog svyrančių formų. Tiesiog jokio tokia ir jį svyra, tai tokia dekoratyvi, tiesiog tokių formų yra. Bet šiaip formuojant mes tikrai įvairių formų. Čia yra mėgėjams, knygutė mėgėjams, kaip tik yra apie obelis parašyta, kaip formuoti ir ką darom žiemą, ką darom pavasarį. Ir pagrindinė vis dėlto šiuo metu forma yra įvairius modifikacijos verpstės formos. Tai verpstė yra, kai mes įsivaizduojame eglutę, tai aiškus liemuo yra, apatinės šakos, visos šakos horizontalios arba artimus horizontaliom, ir apatinės šakos yra ilgesnės, vyresnio amžiaus, o einant į viršų trumpos. Tai aišku įvairių modifikacijų yra verpščių, yra, kad visos tik trumpos šakos, jeigu super verpstė. Tai taip mes visuomet išlaikom aišku lyderį ir kiekviena šakutė šakojus turi būti bent trečdaliu plonesnė. Tada niekada neišluš tokie vaismedžiai, tokios šakos. Turim klausimą. Sode yra aukštų sutankėjusiais vainikais obelų. Kaip geriausia jas genėti? Obels aukštis siekia iki 4 metrų. Kiek trumpinti? Obelis pati jau sena, bet veda gerą derlių. Rokų biblioteka. Tai tokius vaismedžius, jeigu jie dar nepersenę, pakankamai saugia, bet jeigu dar nepersenę ir apačioje yra šakų, tai tikrai galima žeminti, labai stipriai sužeminti. Va čia yra toks ir jeigu jis matysis pakankamai gerai, bet bent jau žinosit, kad to knygutė yra. Jeigu didelis vaismedis, aukštas, jį galima per pus beveik sumažinti. Čia išgenėtas, čia prieš genimą, čia išgenėtas. Ir pjaunam liemenį virš šoninio atsišakojimo. Virš šoninio atsišakojimo, čia beveik pusę vaismedžių numetėm, o šį čia dar kai kurias šakas paretinom ir palikom tik tai, labai stipriai išgenėjai, palikom tik tai šoninės horizontalias šakas. Bet mums per vasarą, iki rugpjūčio mėnesį, mums priaugo labai daug ūglių į viršų, tų vadinamų vilkūglių. O jeigu kriaušės būtų, tai dar aukštesni tie ūgliai. Tai jau čia tų pačių metų rugpjūčio mėnesį reikia tos aukštyn augančius ūglius pašalinti, o horizontaliai arba nulinkusius žemyn ūglius, kad ir ilgesnius, juos būtinai paliekam. Kartais mėgėjai daro klaidą ir išgenė ir tos ūglius nusvyrusius. Jų negalima genėti, ten būtent bus būsimas derlius. Ir mes per metus, per 2 metus, mes galim labai gražiai suformuoti vaismedį ir jį sužemint, išretint ir priverst auginti naujas jaunas vaisinės šakutės, kurios augins gražius didelius ir gerai apšviestus. O gal galima nupjovus pavasarį užtepliot kažko, uždažyt, kad jos neaugtų iki rudens tos šakelės vilko?
Ne, jos sproksta iš kur pažeidimas yra, kada čia didelį pažeidimą padarom, nupjaunam šaką, tai žemiau esančios žievės iš bėgančių pumpurų sproksta naujai ir vėl auga, jos turi augti. Ponas Lanauskai, galbūt kažką apie kaulavaisius, kaip juos formuoti? Na, pagrindiniai formavimo genėjimo principai yra tokie patys kaip ir obelų. Skiriasi tik tai keletas galbūt tokių smulkmenų, kad kaulavaisius rekomenduojama genėti nuskynus derlių. Tai būtent jau derančius vaismedžius, aišku, jaunus pasodintus, ką tik pagenim, patvarkom pavasarį, taip pat pagal bendruosius genėjimo formavimo principus, su kuriais galite susipažinti pristatytoje knygeliai. Bet kada jau vaismedžiai dera, tada taip normaliai genime jau trešnes, vyšnes ir ankstyvas slyvas po derliaus nuskynimo. Kodėl taip? Tai daroma dėl fitosanitarinių sumetimų, kadangi tuo metu išgenėti vaismedžiai mažiau užsikrečia žievės ir medienos ligomis. Dar į ką reikėtų atkreipti dėmesį formuojant kaulavaisius, tai kad stengtis reikia, kad vaismedis turėtų ryškų liemenį ir šoninės, silpnesnės šakas pavaldžias liemeniui, kurios augtų artimą horizontaliai padėtimi. Jeigu atsiranda tokių šakų, kurios konkuruoja su viršūne, ypač pas kaulavaisius, jos būna labai silpnai suaugę su liemeniu. Ir dėl derliaus naštos, vėjui stipresniam papūtus, dažnai išlūžta, išplėšia gilią žaizdą palieka ir toks vaismedis būna trumpaamžis. Jis greitai pasensta, užsikrečia ligomis ir trumpiau būna produktyvus. Ponas Juozai, ką daryti, kad vyšnios būtų saldžios? Kad vyšnios būtų saldžios, reikia nusipirkti cukraus ir pasisaldinti. Arba kitas būdas, reikia vietoj vyšnių rinktis trešnes ir auginti trešnes. Bet trešnes labai noringos, jos ten turi būti poroj, ten reikia gaubti visokiais gaubtais, kad nenulestų visokie sparnuočiai ir taip toliau. Su trešniam labai daug darbo. Priežiūros, turi praktiškai visą pavasarį stovėti ir prižiūrėti tą trešnę. Taip, ir ganyti paukščius. Visiškai teisi, bet tas saldumas paprastai perka įdėtą triūsą. Ir tikrai trešnių dažniausiai reikia auginti bent dvi, kadangi dauguma veislių yra kryžmadulkės, tokiu būdu jos kryžmiškai apsidulkina ir gausiau dera. Bet reikia auginti dvi skirtingų veislių ir tuo pačiu metu žydinčias veislės. Neretai žmonės, žinodami, kad trešnių reikia auginti dvi, nusiperka dvi tos pačios veislės ir po keleto metų turi du nederančius medžius. Turi dvigubai didesnę problemą, negu kad pasodinę vieną medį turėtų. Yra ir savidulkių veislių. Jeigu auginsim savidulkės veislės ir vienas vaismedis derės, žimsim mažiau vietos, bet turėsime derliaus. Tai reiškia vyšnių jokių šansų gauti saldžių? Vyšnių ne, vyšnios yra pas mus priimta taip vadinti vyšnės, ta rūgščiąją vyšnę, kurios yra su rūgšteliais prieskonių. Taip pat ir vyšnių, aišku, yra veislių, kurios saldesnės yra, skanesnės valgyti. O gal galim pasakyti tas veislės? Pavyzdžiui, šiuo metu yra maladežnai tokia tikrai gero skonio, kad ir ta pati žagarvyšnė yra tikrai skanesnės už vietinę rūgščią ir jas augindami jau galim turėti skanesnių vyšnių. Bet be abejo, trešnim jos neprilygs tiek saldumu, tiek išvaizda, tiek kitomis. O kaip Jūs komentuotumėte, ir dėl mūsų to vėsaus klimato taip yra, nes kiti kaulavaisiai, kurie atvežami yra iš pietų, tarkim, ir persikai, ir abrikosai, jie yra saldus ir skanus. Mūsų, jeigu tai yra kaukazietiška vyšnė, tai giminė gali sutraukti atsikandus, tai tik į kompotą ar dar kažkur tai. Vyšnios irgi rūgščios ir slyvos, tik tai turbūt tos ankstyvos, kurių ten prikrenta viskas po medžiu ir supūva ir tos yra saldžios. Šiaip visos kitos yra tokios rūgšties prieskonių. Kodėl jos tokios yra? Gal kartais tų metų orai sąlygoja taip, kad jeigu tokie apniukę mažiau saulės, kad būna netokie skanūs vaisiai. Bet yra tikrai neblogų veislių, kurios yra ir mūsų klimato sąlygom užauga gana skanios ir tikrai galim pasigirti, kad skonių neatsilieka nuo tų atvežtinių. Tik tai aišku keblumas toks, kad mūsų klimato sąlygos vis tik nėra tokios jau geros, tokios palankios ir galim apturėti ir netekčių po šaltesnės žiemos, ypač kaip praėjusi žiema buvo.
Taip kad kaulavaisių sodai gali būti trumpamžiškesni gerokai negu kad tie, kurie auginami ten vakarų Europos soduose, kur klimato sąlygos yra palankesnės. Patarimą mums duoda. Senas obelis 25 metų galima nupjauti viršūnę, dera gerai. Mes gavom patarimą. O klausimas yra visai įdomus, kaip genėti vynogės, ar pavasarį galima trumpinti, girdėjau, kad jos gali nusiverkti, ar tai tiesa? Iš tikrųjų tai pavasarį sultis bėga, bet vasaros metu ūglių trumpinimas yra būtinas dėl to, kad priešingą atveju mes užauginsim vynogę didžiulę ir ji neformuos tiek vaisių, o išaugs į ūglius, o kad būtų uogų daugiau, o ne ūglių, tai mes privalom genėti vasaros metu. Ką patartumėt jaunajam sodininkui, kokiame dirvožemyje sodinti obelis, kokių veislių? Tomas Gadūnavo, biblioteka Telšiuojonas. Kokiam dirvožemyje? Dirvožemis, Svarbiausia, kad ne šaknimi viršų sodinam tokiame dirvožemyje kokį turinį. Aišku, geras dirvožemis yra tas, kuris laidesnis, kur neužmirksta. Labai svarbu vieta sodui tinkamai parinkti. Jeigu tas jūsų sklypelis yra tokio nevienodo reljefo, tai sodui parinkite aukštesnę vietą, nesodinkite jokių būdų žemumoje. Nes tiek drėgmės daugiau būna, tiek šaltas oras žiemą laikosi, tiek šalnų. Jeigu yra tuo metu pasitaiko, kai vaismedžiai žydi, pavojus, kad prarasim derlių, yra didesnis ir toks sodas bus trumpamžiškesnis, bet kokiu atveju, jeigu pasodinsim žemumoje. Kokias veislės sodint? Veislių yra labai daug. Sakyčiau, kad reikia turėti vasarinę obelį be abejo, jeigu sodinsim žemaūgį sodelį, galima ir 2 vasarinės. Vasarinė tai yra alyvinė? Nebūtinai alyvinė, yra ir kitų veislių. Kokių? Ženevareliai yra tokie ankstyvesni, kas mėgsta rūgštesnius, dar ankstyvesni yra klaus veislė tokia, Avenarijus, konfetinaja, šie vėlyvesni yra, Orlavim, Orlinka, čia iš rauplėm atsparių veislių, tie jau yra vėlyvesni. Veislių yra nemažai. Po to rudeninių. Antaniniai. Tikrų, čia šeimininkų svajonė ir tikrai... Kodėl sakot svajonė? Kadangi obuolys tinka virtuviai labai gerai jo sudėtis yra biocheminė, pektinų daug turi ir tikrai tinkamas kulinarijoje obuolys yra. Ir stovi, man atrodo, ilgai, ar ne? Jisai išsilaiko ilgai tie obuoliai. Čia irgi yra įvairių aspektų, bet šiek tiek galima išlaikyti. Šiaip reikėtų galbūt pasisodinti tokių veislių, kurios greitai nepernoksta ir galima palaikyti bent iki Kalėdų naujų metų tokias veislės. Nes rudenį soduose daug obuolių būna, nespėjama apvalgyti jų, o po naujų metų dažnai jau reikia ir nusipirkti. Taip, kad daugiausiai veislių reikėtų žieminių. Šiuo metu žieminių veislių yra tikrai nemažai tokių, kurios jau ir rudenį nuskynus valgomos, jau spalio apie vidurį galima valgyti tokius obuolius ir jie laikosi gana ilgai. Tai taip, kad vasarinių nedaug, rudeninių irgi nedaug ir daugiausiai vis tiek žieminių obelų veislių reikia. Pas močiutę kaime būdavo tokios obelis, kurios vesdavo mažutelaičius obuolius ir gal vadindavo pepinkom, sakyčiau, ar kažkaip. Aš dabar labai retai jų sutinku net ir turgui ir žmonės jau nebeturi, ar nieks nebesodina tokių veislių. Čia gal tokie yra irgi tam tikri formalumai susiję su įstatyminė baze sodinamosios medžiagos dauginimo srity, kadangi irgi norint dauginti veislę, irgi reikia įsigyti skiepūglį su dokumentais, o tokių veislių medelynai nepalaiko paprastai, yra tik tai kolekcijose ir kyla tokių keblumų. Taip, daug kas jaučiam meilę tom senom veislėm, prisimenam jais ir norėtum turėti, bet čia jau tiesiog yra medelynininkam nepatogios tokios veislės, jų paklausa nėra labai didelė ir kyla tokių keblumų. Reikėtų tiesiog kreiptis gal į medelynus ir užsakyti, kad jeigu labai norim, kad išaugintų. O dabar sakėt, kaip atpažinti sodą, kuris pašalo, kaip reikia atpažinti? Šįmet kaip tik buvo
Nemaži šalčiai, jie labai gerai, kad jie laiku buvo žiemos pradžioje, bet buvo ilgi, buvo 30 ir daugiau šalčio ir keletą dienų. Tai tikrai vaismedžiai jautresni, kurie arba buvo, kurie ligoti, arba jautresnis veislės tikrai pašalo. Ir pavasarį, kai pradėjo sprogti, kai kurie net neišsprogo, ypatingai persikai, tai 100% iššalo praktiškai, jie neišsprogo, tai čia jau aišku pažinti nesunku. Bet šiuo metu, ir manau, kad bus dar maždaug iki joninių tas laikotarpis, kada vaismedžiai sužydo, pradėjo augti, šiemet labai geros sąlygos po šaltos žiemos, kai yra drėgna ir pakankamai šilta. Jeigu būtų sausiau ir vėsus oras pavasarį, tai būtų metų padarinių žymiai daugiau matę, o dabar stengiasi augalas vis tiek ir pašalės augti ir žydėti ir ūglius naujus lėsti, bet šiuo metu po žydėjimo metu ir toj po žydėjimo ir ūgliukai išaugia ir jis nuvinta, vaismedis nuvinta. Atrodo, kad čia kokios čia lygos, iš tikrųjų nelygos. Ir šiemet problema didžiausia ta yra, kad kai kurių veislių ir ūgliukai, pernykščiai ūgliai, metūgliai ir vaisinės šakutės kažkiek pašalo, bet svarbiausia, ir mes neatkreipiam dėmesį, dažnai sodininkai neatkreipia dėmesį, kad daugiausiai šiemet nušalo kamienas virš sniego dangos. Kur sniego danga buvo šaknis ir ta vieta, poskiepis, jie neiššalo, o virš sniego dangos tada visada, kai šaltas oras, visada šalčiausias oras yra žemai ir būtent tas kamienas iššalo. Jeigu kamienas iššalo, tai iš sukauptų medžiagų dar vaismedis ir pražysta ir pradeda augti, bet jis nuvinta. Ką tokiu atveju daryti? Tada reikia žiūrėti, jeigu nuvintų, jis jau iššalęs yra, bet reikia žiūrėti, kaip yra virš skiepijimo vietos. O skiepijimo vieta yra virš žemės ir ten toks gumbas, didesnis, mažesnis jis būna, ir virš skiepijimo vietos. Ar yra, ten turi būti įpjovas truputį matosi, jeigu viršui kamienas būna ruda žievė, tai tikrai iššalęs, o ten turi būti, žalsva, šviesi ir ten mediena balta. Reiškia, tas brazdas veikia. Tai jeigu ten sveika yra, tai tikrai virš skiepijimo vietos, reiškia iš veislės tos pačios, reiškia išaugs ūgliai. Jie vėliau gali išaugti, gali dar jų šiuo metu ir nebūti, jie vėliau prasimuš. Ir tokiu atveju mes vis tiek turėsim tą pačią veislę ir tos ūglius ten jų gali daug būti, šmėgančių pumpurų. Paskui pažiūrėti vienas, kuris gražiausias, tą paliekam ir vėl galima auginti vaismedį. Bet jeigu iki skiepijimo vietos, iki poskiepio, reiškia yra ruda, tai tikrai reikia išrauti ir jau šiuo metu per vėlai sodinti, tai sodinti kitą pavasarį. Ar, ponai mokslininkai, jūs pastebėjot, kad šiemet, kai buvo toks ilgas labai ir šaltas pavasaris, tai visi medžiai, kurie žydė, skaitant ir vaismedžius, jie tai darė tarsi tokiu pagreitintų tempu. Pražydo alyvos, greitai pabuvo 3 dienas, jau pradėjo vysti kristi. Lygiai tas pats su vaismedžiais. Ar čia tik mano pastebėjimas, ar taip yra iš tiesų? Iš tikrųjų, gamta kažkaip pagreitintų tempų pradėjo visą tai. Pavėluotai, tikrai pavėluotai sodai pradėjo žydėti, bet žydėjimo metu ir šalnų nebuvo. Ir oras kartais šalnų nebūna, bet vis tiek vėsus oras. Pernai, pavyzdžiui, šalnų nebuvo, bet vėsus oras ir net pažeidimai buvo užuomazgų. O šiemet oras tikrai žydėjimo metu buvo šiltas ir pakankamai šiltos ir naktis buvo. Ir vaismedžiai greitai, tas tempas greitai tikrai pražydėjo, bet užmezgimas, aišku, kai kur liūtis nudaužė žiedus, tai čia irgi tam tikrą gali pakenkti ir užmezgimui, bet šiaip užmezgimui pakankamai geros sąlygos buvo ir daugumai sodo augalų. Tai dabar noriu, kad jūs kiekvienas iš jūsų pasakytumėt kokius nors liaudiškus prietarus bobučių, susijusių su žydėjimu. Greit prisiminkit ir papasakokit. Kadangi aš esu dėdukas, tai bobučių prietarų nežinau. Ponas Jozai, gal jūs ką nors žinot? Aš dar šiek tiek jaunesnis. Tai gal jeigu taip... Mokslininkai užsiima tik moksliniais dalykais. Jei tik nemažai kalbėjom apie nušalimą ir trešnes, tai gal galite patarti gal kažkokių veislių trešnių, kurios gal šiek tiek atsparesnės šalnai, nes tikrai, manau, nemažai kas susiduria su, kai žiedai nušala būtent treškę.
Dėja, šitoje srityje negalima nudžiuginti, kad surasim tokią veislę, kuri atspari šalnai būtų. Yra vėl tas toks paprasčiausias tradicinis patarimas, kad sodą reikėtų sodinti aukštesnėje vietoje. Tai tuomet, jeigu pasitaiko šalnos, visada mažiau nukenčia vaismedžiai, nes šaltas oras telkėsi žemesnėse vietose, o jeigu sodas įveistas ant kalniuko, ypač trešniais, kai dar vaismedžiai yra daugumoje augus, tai tą pavojų sumažina, kad žiedai nušals. O pas mus tokios veislės gali užaugti, kurios duoda tokius vaisius, na, didžiulės tos trešnės, tokios kaip pusė obolio beveik atvežtos iš kažkur pavasarį, būna jos geltonos, raudonos, ar Lietuvoje jos gali augti ir bent pavadinimą kokį. Ar čia kokios trešnės mutantės? Visi šiuo metu nori tokių vienu dydžiu didesnių bent jau negu kad įprasta. Šiaip galima tikrai auginti ir po šios žiemos mane maloniai nustebino Vokietijoje sukurta trešnių veislė Regina, kuri pas mus žiemojo tikrai gana neblogai, žydėjo gražiai ir tikimės, kad bus gražus derlius. Ir tos veislės trešnės užauga iki 10 gramų sąlygom, tai yra tikrai stambios. Ir šiuo metu apie trešnės kalbant, kaip tik profesorius Stanys vykdo selekciją ir tikrai dar ne veislės, bet greitų laikų kol kas numeriukai, dar pavadinimą neturi, dar tikrinama, derlingumas, jų atsparumas šalčiui, bet tikrai tokios kokybės dideliem uogom, tikrai nenusileidžiančio, ką jūs minėjot, prekystalių iš pietų atvežtų, tikrai gražių ateitį turėsim lietuviškų. O dabar tas principas mūsų tėvų sodinti sodą, jeigu yra didelis plotas ar ne, žemės, tai sodina sodą tarsi už namą, bet daugiausiai ir sodininkai, ir pastebėjom ir namų valdoje, pakraščiai sodina vaismedžius ir vaiskrūmius. Ar tai yra dėl to, kad taupo, ar taip reikia sodinti? Labai trumpai. Vis dėlto, jeigu didesnė sodyba ar didesnį sodą, tai tikrai reikia sodą turėti. Daržas savo ruožtu, sodas ten gali būti pievutė, dažnai šienauja sodas. Jeigu žmonės turi tikrai mažai vietos, tai kartais perimetrų, ne visai perimetrų, palei tvorą pasodina medelių. Bet iš tikrųjų reikėtų sodui skirti tam tikrą vietą ir gražų suformuoti sodelį, to labiau, kad dabar yra žemaūgiai, tų vaismedžių galima daugiau jų turėti, įvairių veislių, tikrai nereikia ten į vieną vaismedį skiepyti, kaip anksčiau, kad skiepydavo, galima jų daugiau turėti, bet jie užims nedidelį plotą ir suformuoti sodą. O tas dekoratyvus išprievartautas medis, ar tai būtų obelis, ar tai, tarkim, mačiau išprievartautų serbentų, nes jie liktai krūmo pavidalo, šiaip tradiciškai suvokiami, o mačiau net ir ant šakelių. Tai yra tik dekoratyvu, ar dar ten tos 3 obolius, kuriuos atveda, galima ir suvalgyti? Ne, žodžiu, jeigu mes suformuojame įvairiai, pavyzdžiui, aš pastaruoju metu kandeliabrus formuoju iš kriaušių, tai tikrai jie sodybą puoš, jie gražiai atrodys, o kriaušės jos nebus kreivos, jos tokios pačios gražios bus, bet svarbiausia, formuojant, mes 2 tikslus, mes, reiškia, norim papuošti sodybą, kokią tai formą vaismedžio. Iš kitos pusės sudarom tam vaisiui augti sąlygas, kad tikrai apšviesta, kad vaisius būtų didelis, ir dėlėtų. Nes šiaip labai mėgsta dabar sodinti koloninės obelis, kur be jokio formavimo, ten aplypęs tas... Jos kaip tu auga? Kamenukas aplypęs oboliais ir gražiai. Taip, bet iš tikrųjų kol kas ten dekoratyvi tokia prasme daugiau, nes jie nėra skanus oboliai. Selekcininkai dirba, ateityje bus tikrai gerų veislių ir koloninių obelių. Šiuo metu daugiau jie pažiūrė tik tai, o mes savo rankom galim suformuoti vaismedžius ir patrauklius. Nes vis tik tai sodyboje mes neturim apsiriboti spygliuočiais, ten gėlėmis, mes vis tiek sodą, anksčiau tai sodai puošdavo. Dabar dažnai tik pasodina, nieko neformuoja, nenupraškia prieš ligas. Tai toks sodas tik tai mums kažkur sodina už kampo. O iš tikrųjų mes prižiūrint ir prieš ligas kenkėjus purškiant ir formuojant vaismedžius, mes tikrai ir pasodinus žeminės, pavyzdžiui, veislės, mes rugsėjį, spalį mes tikrai galim grožėtis gražiais oboliais, gražiai suformuotų vaismedžių ir jų tikrai slėpti nereikia, matomai vietoje turėtų būti toks sodas. O kaip, tarkim, medį veikia, aš mačiau labai daug kur Europoje, dabar mačiau ir Lietuvoje tokių nukryžiuotų medžių. Tarkim, jis auga prie pastato kažkokio ir jau visos šakos kaip Kristus nukryžiuotas tokiam lyg tinkle išskėteriotos.
ir sako, kad plokštumoju. Gali toks sodas būti? Tai čia daugiau dekoratyvės, daugiau formas, žodžiu, taip. Bet obelis tokios gali būti ar ne? Galima. Tai mes turime tokį rimtą klausimą iš Ignalinos bibliotekos. Turbūt lankytojas klausia, gal galėtumėte patarti, kokios veislės obelis ir kriaušės geriausia formuoti palmetę arba kordonų vadinamoji. Ar žinote, kas tai yra? Taip, tai čia tos truputį senesnės formos, kurios buvo savo laiku pietuose ir verslinėje sūnykystėje, o mėgėjiško tai plačiau buvo taikomos. Tinka ir vis tiek mes turim žiūrėti tą veislę ne tik tai, kad gerai formuotųsi, bet ar jį mums derlių gerą duos ar kaip. Tai aišku, ir tinka ir konferencinė, bet Ignalinui, jeigu konferencinė sunkiau auks Ignalinui, kadangi vis tik šaltesnis, jau ne Kaunas yra. Tai manau, kad ir Mramornoje galima suformuoti. Kaip galite pakartoti? Mramornoje galima suformuoti, nes Mramornoje tikrai vaisius gerus veda. Belaruskoje Poznėje irgi galima dirbti su tokia veislė. Ji augina žeminius vaisius, tokius žemiškesnius, reiškia ilgiau išsilaiko ir praktiškai tam krašte auks. Turim dar prisitaikyti Ignaliną, vis tik ne Kaunas, ne Klaipėda. Tai tokių veislių galima Lietuvoje lengvai įsigyti? Galima įsigyti. O čia jau kaip pasiseks, jau čia formavimas yra tikrai kūryba. O tai gal galėtumėt kažką rekomenduoti, gal kažkokį obelyną, kur galima įsigyti tokių gerų veislių? Ne, tai čia yra medelinuose, registruotose medelinuose reikia jų yra Lietuvoje, čia, žodžiu, medelinų daug yra ir pas mus institutė, yra medelinus, kur galima. O turgui galima pirkti? Patikėti to, ką sako? Čia jau negalima sakyti, kad negalima pirkti, bet ar nusipirksime tą, ko mes norėjom, tai irgi klausimas. Jeigu pardavėjas brangina klientą, tai manau, kad ir turguje galima gauti tikrai tai, ko norime, nes dabar nereikia laukti net ten 7-8 metus, jau galima po metų 2 sužinoti, ar tau pardavė tai, ko norėjai, ar ne visai taip atsitiko. Įdomų klausimą gavom. Domina remontantinių braškių veislės. Remontantinių tai tų, kur nereikia remontuoti, ar kur pačios remontuojasi? Ne, čia toks pavadinimas remontantinės. Tai tos braškės, tos veislės, kurios tais pačiais metais išaugina, daleiskim, ūsus, įsišaknyja skrotelės, daigai ir tais pačiais metais jie žydi ir dera. Tai ne tik tradiciniu metu, bet dera ir vėliau praktiškai iki rudens. Tai čia remontantinės. Tai veislės ne tik parekomenduoti, net ir parodyti galiu. Žodžiu, tokios vienos iš rimčiausių šiuo metu veislių, bet jos, iškart pasakau, kad jos vis tik lepokos yra žiemos metu. Tai yra EVE2, tikrai gera remontantinė veislė Florina ir Aroma. Aroma šiek tiek mažiau derlinga, bet ji labai tokia į atsparesnė mūsų sąlygom. Ir tai veislės, kurios mes remontantinės dažnai įpratę ragauti, matyti, žodžiu, kad ne sezono metu, bet jos nebūna skanios. Tai, žodžiu, ne sezono metu galima atleisti. O iš tikrųjų, vis tiek mes norim skanių uogų ir va šios paminėtos veislės yra tikrai ne sezono metu, bet jos tikrai pakankamai skanios ir tvirtos labai, kietos uogos, labai geros išvaizdos ir čia vat iš tų naujesnių remontantinių veislių. O yra tokių veislių braškių, kur, tarkim, jeigu aš pasidalinčiau daraže, kad nereiktų jų ūsų karpyti ir ką nors su jais daryti. Kad neleistų ūsų. Kartais ne pliusas, dažnai minusas, kad mes paskui dauginsimės, jeigu ūsų neleidžia. Yra žemuogių, kurios neleidžia ūsų, bet jas tada daugint
Žemogės dar galima ir iš sėklų padauginti braškių. Žemogės labai sustambėję, galima krūmelį dalinti. Taip, kerelių dalymų galima. Taip ir braškės galima kerelių dalymų, bet geriau, kad visais padauginti. O sakykit, turim porą klausimų apie tokias vijoklines braškės. Ar jos labai dera Lietuvoje, ar tiesiog reikalas, apie kurį daug visi kalba ir brangiai parduoda? Čia pastarasis sakinys geriausias. Reiškia, daug visi kalba, brangiai parduoda. Iš tikrųjų, vijoklinio braškių kaip po tokių nėra. Čia yra šau toksai padarytas. Bet tai yra remontantinis braškis, apie ką aš aptariau. Tai yra tos veislės, tos braškės, kurios dera tais pačiais metais, išleidžia ūsus ir dara tais pačiais metais. Žodžiu, nes įprastos, tai šįmet išaugina daigos, o kitais metais daro tie daigai. Tai vijoklinis, jeigu mes tas remontantinis braškes, vadinamas vijoklinis, jeigu mes pasodinsim ir leisim daigams, ūsams įsikeroti apie tą kerelį ir įsišaknyt, tai jie tais pačiais metais darys ir tas pasodintas kerelis ir visi kiti tais pačiais metais darys. Reiškia, ir auks, ir jie kitais metais auks. Bet jeigu mes pasodinam kur tai į vazoną, reiškia, ir pakabinam, tai tie ūsai nusvirs, kaip gėlių nusvirs ir bus tada jau ne vijoklinti, tada jau sviranti, reikėtų vadinti. Ir jie dėrės, kadangi maitins tas pasodintas augalas, jie dėrės nusvyrę, žydės ir dės. Jeigu mes pasodinam šalia dekoratyvios tvorelės, ir ūsus paleidžia, neleidžiam jiems įšaknyti, bet užkeliam, užpinam ant tos tvorelės. Taip, ta tvorelė, ant tvorelės kabėdami ūsai tikrai dėrės, žydės ir dėrės. Tai čia vadinami, bet čia ne vijoklinė atsėt, bet čia ne žirniai, jie pats nelį, pasako, nusipirkau, pasodinau braškės, pradėjau leisti ūsus, užtvėrė tvorelę, laukiu, kada užlips, neužlipo, sako, tai tikrai neužlips. Reiškia, mes galim užpinti ant tos ūsus. Tai iki rudens, rudenį jie visi nudžius kaip šiaudai ir pavasarį vėl viskas iš naujo. Tai čia, jeigu jau taip norime auginti, tai labai anksti reikia pasodinti pavasarį, čia kai atsisiunčia ir birželio ir liepos mėnesį, tai tikrai to neužauginsim. Ir reikia labai anksti pasodinti pavasarį, kuo anksčiau pasodinsim, tuo anksčiau išleidžia ūsus, tuo anksčiau tų ūsų daugiau bus ir tada mes galėsim ant tos dekoratyvios tvorelės užpinti ir iki rudens mes turėsim. Čia dažniausia Monteveresta veislė dauginama, tokia labai eilinė iš senų veislių. Galima tai padaryti, čia ne naujiena, kad jis ne vijoklinis, su paprasčiausiai remontantinis braškės. Labadiena, labai ačiū už visų transliacijų metu suteiktas žinias. Noriu paklausti, kas atsitiko ir ką daryti. Šiemet braškė žydė, bet paruduoja, papilkėja ir nukrenta žiedai. Šiaip, kad žiedai nukristų, kažkaip sunku taip. Kai šalna būna, bet manau, kad šįmet neturėjo būti šalnos. Kai šalna būna, tai pajuodoja vidus, tie vainiklapiai būna balti, o viduriukas juodas, tai reiškia įšalus, jau ten nebebus uogos. Šįmet, nebent žemoj vietoj gal kažkur galėjo būti, bet dažniausiai, jeigu parudoja žiedai ir krenta, tai arba buvo, galbūt ne žiedai parudoja, gal butonai, tai tokiu atveju daug žiedgraužių buvo. Daug žiedgraužių, ten jeigu butonas yra dar nepražydęs. Iškart butonai, po to dar jie paauga ir būna žiedai. Tai yra dalykas, iš kurio užauga vaisius? Ne, žiedas. Žodžiu, nesiskleidė žiedas butonas. Pumpuras. Pumpuras yra kas kita. Nu, čia biologija. Žodžiu, tai tokiu atveju ten gali būti kirmėlaitė tokie, žodžiu. Tai tikrai reiškia pažeista. Galbūt, bet jau ne žiedai. Tada butonai turi negrįžti. Dar vienas momentas, gali būti kartais pastovėjo vanduo, o šįmet labai šlapia, galbūt žemesnėje vietoj, tai tiesiog buvo vanduo per drėgną ir padūso šaknis, jau buvo šilta ir šlapia, padūso šaknis ir tokie augalai gali žiedai ir pradėti, ir augalas toks nelinksmas bus ir ilgainiui gali jis visai žūti. Kartais
kaip ir soduose, taip pastebėta irgi pavasarį gana gražiai peržiemojo braškės, atrodė, kad ir pradėjo augti lapai, ir jie dabar atskirų veislių, kurios jautrios veislės, naujos ypatingai, kur tyrimuose naujas veislės, iškrenta praktiškai žūsta šiuo metu. Tai čia sunku pasakyti. Ar galima braškes ir žemuogės sodinti greta? Ar nebus braškių uogos mažesnės? O taip pat ar braškes galima skirtingų veislių sodinti greta? Taip, galima braškės ir žemuogės tikrai galima sodinti greta, nieko nesitiks. Braškių veislės irgi galima sodinti greta, dėl to, kad mes nesėklom dauginam. Tas kryžminis apsidulkinimas mums net naudingas, kaip tik sodinamas įvairios veislės, kad būtų geresnis derlius. O tokia veislė kaip Pandora, kuri viena labai prastai dera, kaip tik reikia šalia tuo pačiu laikus žydinčios kitos veislės sodinti, tada jį gerai derės, kad dėl apsidulkinimo. O dauginamės vegetatyviniu būdu, dauginamės ūsais. Tai tokiu atveju, nebent mes norim pasidauginti tas gretimas veislės, tai kai ūsai išaugs, mums susimaišys tie ūsais, tai tokiu atveju mes sumaišysim, bet pačios uogos, derlius uogo, tai tikrai nebus prastesnis, jis dar geresnis. Turim klausimą apie trešnės. Labai diena, norėčiau paklausti apie trešnės. Šiemet pavasarį pasodinau lapio veislės trešnę, atrodo prigijo, dėja pradėjo vysti ir birėti. Tik kai išsiskleidė lapeliai, ką daryti? Tai matyt, čia taip ir nutiko, kad praėjusi žiema buvo šalta ir galbūt dar pavasarį nesimatė vizualiai, kad vaismedis yra pašalęs. Kiek supratau, lapinč veislės trešnės, jos sukurta Kanadoje veislė yra tokia, nėra labai jau atspari, ištverminga žiemai. Bet Kanadoje irgi šalta, šalčiau dar negu pas mus. Vien nuo šalies tas nepriklauso, priklauso nuo to, kokie tėvai yra augalo, iš ko sukurta yra. Ir jeigu naudotos selekcijoje yra lepesnės veislės, atsparumas šalčiui būna nepakankamas paprastai. Tai taip ir nutiko, kad vaismedis dar iš savo sukauptų jėgų dar lapelius išleido, bet pažeisti audiniai, brazdas praktiškai nefunkcionuoja. Kas nefunkcionuoja? Brazdas, tai gaminamasis audinys, kuris yra tarp medienos ir žievės. Tas sultingas sluoksnis toks. Ir vaismedis tiesiog jau žuvo. Kodėl geroje žemėje neauga geltonos trešnės? Tikrai negaliu atsakyti. Su spalva to nesiečiau, čia yra kažkas kitas. Ir kokia ta žemė yra gera, irgi sunku pasakyti. Kaip žmonės įsivaizduoja gerą žemę. Čia šiaip trešnėm, kadangi jos skiepytos yra daugumoje pas mus į kvapiąją vyšnę, reikėtų neutralios reakcijos dirvų. Dirvos turėtų būti pakankamai purios ir laidžios, tiek drėgmė, tiek aeracija nebloga, kad būtų, ir nerūgščios. Tai tokia dirva yra gera. Ir tokio dirvoje turėtų gerai augti, ir jeigu yra dulkininkės tinkamos, ir derėti trešnės. Ką daryti, kad kirmija slyvos vaisiai? Stasys iš Tauragės klausia. Čia reikia... Skanios tos slyvos ir slivinų pamatyti. Reikia paprasčiausiai vis dėlto purkšti slyvas prieš žydėjimą, būtinai purkšti. Tai būtų nuo insekticidais arba aktar, arba desismega. Tai būtų prieš žydėjimą būtų nuo pjūklelio, tai mums tikrai daugiau užuomazgų išsilaikytų, nes matom kartais užuomazga yra kaip perdurta. Tai praktiškai čia yra pjūklelis ir tos užuomazgus nukrinta. O kad ne jau paskui jau užaugis slyvos nekirmytų, tai po žydėjimo irgi vieną arba du kartus bent jau nupurkšti aktarą arba desmegą. Tokiu atveju ir mes ir amarus sunaikinsim, nes jų atsiranda, ypatingai ant jaunų vaismedžių, ypatingai ant trešnių daug atsiranda. Tai ir apsaugosim nuo kirmėjimo. Ar tiesa, kad pirmais metais pasodinus braškes reikia nuskaivyti žiedus, kad kitais metais būtų didesnis derlius? Čia jau iš bobučių prietarų, ar ne? Ne, čia ir tėtukai tą pripažįsta. Žodžiu, taip, jeigu mes pasodinam braškes vėlai pavasarį,
taip galima, reikėtų nuskinti žiedus, nes vis tiek pavasarį mums pasodinus vasarą tikrai mažai tų uogų bus ir bereikal. Bet jeigu mes sodinam anksti vasarą, tai mes ir laukiam jau sekančiais metais didelio derliaus. Tai jeigu laiku jeigu Liepos ar rugpjūčio iki vidurio pasodinam, tai mes jau sekančiais metais tikrai galim, dar braškynas senas iš tikrųjų, bet mes laukiam didelio derliaus, tikrai neskiname, mes tikrai jau ten net gaunam iki 20 daugiau tonų hektaro jau. Bet jeigu pasodinsime tokiu laiku, jeigu dar sodinam braškes, tradiciniais daigais iš lauko, tai tikrai nuskinkim žiedus, kad nealint, kad gražiau tas kerelis susiformuotų ir kitais metais tikrai mums atidas viską. Ką daryti, jeigu slyva 5 metus neduoda vaisių, jau turbūt ir neduos? Vėlgi, su slyvom gali būti panašiai kaip su trešnim, gali būti, kad slyva yra kryžmadulkė ir jeigu nėra greta kitos slyvos, kuri tiktų į dulkininkės, dėl to nedera. Kai kurios veislės, vis tik slyvos dar aukštaūgės pas mus dauginamos, kai kurios veislės pradeda derėti gana vėlai. Tai jeigu jinai dar nežydėjo tą slyvą, tai reikėtų palaukti, kai užžydės, gal ir užderės. Gali būti ir dėl to nedara, kad dar nežydė. Jeigu savo šaknį slyvą pasodina, kartais paprastąją vengrinę dar žmonės įsikasa atžalų pasisodina, tai irgi reikia žinot, kad savo šaknį slyvos pradeda daryti vėliau negu kad skiepytis. Taip, kad jeigu slyva jau žydėjo ir nederėjo, jau metai vieni ar keli jau taip buvo, tada ko gero, kad dėl prasto apsidulkinimo arba iš vis neapsidulkina ir nedera, bet jeigu dar nežydėjo, reiktų palaukti. O mano gera pažįstama tokia vilnietė burtininkė, tai priėjo prie tos savo slyvos ir išbarė ją, iškoliojo, sakė, kiek tu čia stovės ir vaisių nevesti, ir žinokit, pradėjo vesti. Įmanomas toks būdas? Kartą ir man pavyko, taip. Ką sakėt? Kokius žodžius reikia sakyti? Teko išgenėti pas vieną pažįstamą gana didelę obelį, kuri iki tol nederėjo niekada. Genėdamas mačiau, kad jau yra žiedinių pumpurų ir pasakiau, kad derės tais metais ir įsipildė. O mes visai nepalėtėm tręšimo klausimų. Sablauskių biblioteka klausia, ar galima braškės tręšti su amonio salietra. Ir gal dar galėtumėt patarti kažkokių tai tręšimo priemonių. Tai be abejo, amonio salietra yra pagrindinė azoto trąša ir puikiai tinka dirvom, kurios yra, sakykime, tokios neutralios reakcijos arba silpnai rūgščios. Jeigu dirvos rūgštesnės, galbūt reikėtų naudoti tada kalcio salietrą arba kalcio amonio salietrą, kurios yra fiziologiškai neutralios ir nerūgština dirvos. O braškėm amonio salietrą, kaip minėjau, neutraliuose, silpnai rūgščiuose dirvose tikrai galima naudoti, tik tai nereikėtų pertręšti, kadangi jeigu pertręšim azoto trąšom, tai turėsim daug lapų ir mažai uogų ir tos pačios dar bus linkę labiau pūti. O kiek dabar to reikėtų tręšti, tai derančias braškes patręšti reikėtų po derliaus nuskinimo ir taip apie 300-400 gramų azoto arba apie kilogramą 200 gramų amonio salietros, jeigu konkrečiai apie amonio salietrą kalbam, į arą panašiai. Braškim tikrai nereikia daug azoto, šiek tiek daugiau kalio reikia. Įdomus klausimas moters iš Joniškio rajono. Norėčiau įsigyti kelias veislės ar rūšis vedančią obelį. Kur įsigyti tokį sodinuką, ar apsimoka auginti tokį medį? Tai čia, kaip minėjau anksčiau, vis dėlto savo laikų mėgėjai po 10 veislių suskiepydavo į vieną vaismedį, didelį vaismedį, ir augindavo, to didžiuodavosi, kad vieną obelį turiu, bet ten 10 veislių turiu. Iš tikrųjų, juos paskui sunku ir formuoti, kadangi pati veislė vienas auga stipriau, kitus silpniau. Vis dėlto geriau auginti žemaugius vaismedžius, jie yra mažesni apimtim, jų geriau daugiau pasodinti ir tokiu atveju kiekvienos veislės galima atskirą vaismedį turėti. O šiaip tokių įvairių, tiesiog reikėtų užsakyti medelinį, jeigu mes norim vis dėlto vieną vaismedį turėti su keliom veislėm, tai tiesiog užsakyti medelinį, kad sulakiotų. Iškiai taip galima padaryti.
Kokiu metų laiku geriausia veisti naują sodą, neringą iš molėtų? Vis dėlto pavasaris, ankstyvas pavasaris būtų geriausias laikas. Aišku, obelis, tokias atsparesnių veislių obelis, tai tikrai galima sodinti ir iš rudens, spalio mėnesį, avietės spalio antroj pusėj, nereikia skubėti avietės sodinti, spalio antroj pusėj reikia sodinti, serbentus, aišku, galima iš rudens sodinti, bet tokios žiemos kaip ši žiema parodė, kad vis dėlto rudenį pasodinti vaismedžiai, daugumas jų šąla, ypatingai jautresnių veislių po šios žiemos. Tai aišku, tokių žiemų dažnai nebūna, jos kartojasi maždaug 5-8 metai tokiais intervalais. Bet pavasarį reikia... Pradžiuginut reiškia, kita bus šiltesnė žiema, taip? Taip. Ir sniego nebus tiek? Sniegas, mūsų klimatinės zonas sniegas nemaišų mums padeda, dėl to, kad sodininkystėje, jeigu sniego yra, tai kad ir šalčio nieko. O nusikas gatvę? Čia kitas klausimas. Ar blogai, jei ant obels šakų per žiemą pasilieka obuolių? Šiaip tai gražu, bet ar blogai? Nors turbūt nesipratę vertinti tai kaip apsileidusių žmonės. Va, net obuolių nenusirinko, ar ne? Ten tada auginom vaismedį, jeigu palikom obuolius paukščiams. Žodžiu, bet jeigu taip atsitiko, nieko nepadarysi. Iš tikrųjų, tai jeigu gausiai sodas derėjo, laiku reikia nuskinti. Negalima vėluoti su vaisių nuskinimu, kad vaismedis vis dėlto pasiruoštų žiemojimui. Ir jeigu obuoliai kabėjo ir jie nenuskinti ilgą laiką buvo, tai toks vaismedis, jeigu jis lepesnės veislės, tai tikrai po žiemos gali žymiai blogiau atrodyti, jis gali pašalti arba iššalti. Mindaugai, turiu vieną labai įdomų klausimą, matau, kad abu vyrai su žiedais, tai tikrai žinos jį, kaip atsakyti. Ar rojaus obelį galima dovanoti vestuvių proga? O gal yra įdomesnių veislių? Šiaip, manau, kad tikrai sodaugalus galima dovanoti vestuvių proga. Bet rojaus obelį? Galima, dėl to, kad yra tokių dekoratyvių formų, kurios tikrai tie obeliukai mažyčiai, bet jie labai gražus, gražiai žydi, toks vaismedis. Ir tikrai sodyba, jeigu turi ir sodyba, tas jaunieji, ne tik balkoną, tai tokia atveju tikrai galima dovanoti. Jeigu kas dar nežinot, ką dovanoti savo giminėms ar draugams vestuvių proga, tai įsirinkite gal kokią gerą obelį ir padovanokite. Na, dabar aš siūlau abiems ponams trumpus patarimus pabaigai po kelis, ką reikėtų atsiminti turintiems sodą, turintiems braškyną, ką reikėtų atsiminti ir žinoti, kaip reikia jos prižiūrėti, tokius konstruktyvius patarimus. Kadangi jeigu vienu sakiniu, tai... Galima 5. 5. 3. Žodžiu, vis dėlto jaunesni žmonės, ypatingai kurie dabar pasistato gražius labai namus, taip pat skuba suformuoti aplinkai ir prisisodina spygliuočių ir dažnai sugalvoja dar pasodinti ir sodą. Ir tai dažnai žmonės klaidą tokią daro, kad sodą pasodinti yra pats menkiausias dalykas, bet jį reikia prižiūrėti. Ir tikrai mes turim apgalvotai pasodinti, pasitarti su specialistais, ką sodinti, kiek sodinti, kokioj vietoj sodybos vietoj, bet po to reikia kasmet ir pastoviai reikia juos prižiūrėti, tai tada tas sodas, jeigu bus laiku suformuotas, išgenėtas, jeigu bus nupurkštas prieš ligas ir kenkėjus, laiku patreštas, jis tikrai ir naudos bus, ir tikrai estetinė prasme turi sodybą. Aš šiek tiek pradžiuginsiu. Šiek tiek kalbėjau apie vyšnių ir trešnių genėjimą ir minėjau, kad genim po derliaus nuskinimo. Bet žinokit, kartais galima ir derlių skinant nusipjauti kokią šaką. Jeigu mes jau matom, kad ji trukdo, gadina vaismedžio vainiką ir aukščiau yra, tiesiog nusipjausim ir patogiai nusiskinsim. Taip, kad ne visada čia jau taip reikia griežtai laikytis tų dogmų, kartais galima ir pašposyti truputį. Be abejo, reikia viskam meilės. Ir
apie rojaus obelį kalbant, irgi jeigu jaučiam, kad tiem jauniesiam nepadarysim pragaro, jeigu jie mėgsta sodininkauti, be abejo dovanokim tiek rojaus obelį, tiek kitokį augalą, jeigu tai juos pradžiugins. Jeigu jaučiam, kad galim apsunkinti jiem naštą, apkartinti ir pragarų paversti tos obels gyvenimą, tada dovanokim kažką kitą. Ponas Juozai, o aš dabar prisiminiau tokį prietarą, dabar labai madinga, ar čia sodininkų, sodo mokslininkų išsigalvojimas, kad vyšnios šakelė, kurią suspėjai pralydinti namuose iki kalėdų, tai ta moteris neliks sena pana arba susiras naują draugą. Čia sodininkai taip išgalvojo, ar čia kieno nors kito prietaras? O, žinokit, šitų tikrai negaliu atsakyti, bet labai įdomus patarimas, kadangi 2 dukras auginu, reikės atėjus metai pasinaudotų patarimu. Bet čia labai atsakinga tokį klausimą atsakyti, nes paskui su pretenzijų gali grįžti, reiškia, jeigu pražydinau, o neištekėjau, tai kaip tada. Matyt, dėl prasto apsidulkinimo, kadangi sąlygos nepalankios būna, gali ir neįsipilnyti pranašystės. Jau gal nesismulkinkim, nedetalizuokim dėl ko. Va, tai aš manau, kad iš tiesų apie obelis ir apskritai visų sodo ir daržo dalykus augančius sode ir darže galima kalbėti turbūt be sustojimo mažiausiai kokią savaitę ir dar kils visokių klausimų. Mūsų laikas eina į pabaigą ir aš noriu pasakyti, kad labai buvo malonu mums visiems, kurios subūrė projektas Bibliotekos pažangai. Na, o mes norim pasakyti, kad jūs dar neišsiskirstykit savo bibliotekoje, išgerkit kavos ar arbatos. Pasidalinkit vieni su kitais patarimais, kaip auginti, dauginti, veisti sode ir darže augančius dalykus, tarkim. Netrukus mes atsakysim, mūsų specialistai atsakys į tos klausimus, kuriuos jūs atsiuntėte. Ir nepamirškim prizų dar, turim porą minutėlių, gal po mūsų pašnekovai galėtų skirti kokį nors originalesnį klausimą iš žiūrovo. Aš manau, kad rojaus obelis be konkurencijos originalumo, ar ne? Tai jeigu pritarė pašnekovai... Be abejo, neprieštarauju. Tai tuomet mūsų autorius klausimo apie rojaus obelį laimė Bibliotekos pažangai kuprinę, tašę ir rankinę viename. O taip pat prieš tai minėjome, kad mūsų, kaip sakant, aktyviausi žiūrovai, daugiausiai klausimų uždavę žiūrovai laimės žurnalo Mano ūkis prenumeratą. Tai jau turiu tokius rezultatus, turiu trejetą neblogą, kuri, pavyzdžiui, Marytė Drulienė uždavė 5 klausimus, Auksija Nazarovienė 6, bet pati aktyviausia žiūrovė buvo Dana Liekienė, kuri prieš 10 minučių buvo uždavusi jau 14 klausimų, tai sveikinu ponę Daną ir jums atitenka žurnalo Mano ūkis prenumerata. Tai susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@bibliotekospažangai.lt ir susitarsime, kaip gausite tą prenumeratą. Taip pat ir prieš tai kuprinės laimėtoją prašom susisiekti su mumis. Prieš tai visas transliacijas mes kalbiname jūs spręsti tokį konkursą 1000 senjoras. Tai norime paminėti, kad 15 aktyviausių ir geriausiai sprendusių šio testo rezultatus taip pat laimės specialius sodo ir daržo prizus, tam tikrus įnaigius, juos paskelbsime šiek tiek vėliau, o taip pat visų transliacijų metu žiūrovams, kurie uždavinėjo daugiausiai klausimų, atiteks alternatyvūs prizai. Tai dėkojame, kad buvote su mumis, dėkojame Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutui, kad savo darbuotojais, kaip sakant, papildė mūsų transliacijas ir galėjome atsakyti į tokius sudėtingus klausimus, kurie opus ypatingai dabar tokiu sodinimo metu. Ir norime pakartoti, kad kitais metais organizuosime panašią transliacijų seriją, tai tikimės ir bendradarbiavimo ir pradėsime šiek tiek anksčiau, kai dar pats sodinimas yra labai aktualus. Tai tikimės jūsų dėmesio ir kitais metais ir dėkojame, kad ateinate į bibliotekas ir patiems bibliotekininkams, kad esate su mumis ir rengiate tokias svarbias akcijas. Tai... Naršykite internete ne tik kai lyja. Tai yra įdomu. Sudie.
Kutu tėvų terši. Čia laiškas anūkui Londonan. Kyba pablūdai. Taigi einam geriau biblioteką. Pasiskaipinsime. Su tavo anūkui su mano šimtu. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažanga. Kutu ti darai? Davoju, kas naujai Lietuvos. Nemadernu. Einam geriau bibliotekan. Tinai per internetų visas naujienas pamatysim. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažanga. Nu, į kiek čia žmonių pravažiuoja per dieną? Gal laikas vienas? Einam bibliotekan. Tinai per internetų darbą padavosi. Į tavo skelbimų daugiau žmonių pamatys. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažanga. Kutu tėvų terši. Čia laiškas anūkui Londonan. Kyba pablūdai. Taigi einam geriau bibliotekan. Pasiskaipinsime. Į su tavo anūkui su mano šimtu. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažanga. Kutu ti darai? Davoju, kas naujai Lietuvos. Nemadernu. Einam geriau bibliotekan. Tinai per internetų visas naujienas pamatysim. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažanga. Nu,